Pasistengim ramiai pasikalbėti. Gerai, Rudy, ką? Atsiprašau. Tau skambina. Tau skambina. A, skambina. Kas tau skambina? Nežinau. Vėliau atnešk. Alio? Kas skambina? Labas, Gidai, čia Andrėja. Kodėl tavo mobilusis išjungtas? Visą dieną skambinu. Teko skambinti tavo draugui. Labas, kaip laikais? Aš gerai. Kas tau, mielasis? Jis tai kalbi? Nieko, mamytė. Tavo mama daug man pasikalbėti? Ne, vėliau paskambinsiu vakare. Dabar negaliu kalbėti. Viso. Kodėl tu bliūt padėjai? Nori pasikalbėti su mano mama? Rytoj atėjęs į susirinkimą. Galėsi visą dieną kalbėti. Ką, tavo mama ir tėvas ateis į seminarą apie homoseksualumą? Taip, ateis, o ką? Ateis. O tu eisi? Eisiu, visi eisi į tą seminarą. Aišku, eisiu, o ką? Gidai, žinai, ką visa mokykla kalba apie tą seminarą? Nežinau, ką kalba. Ieškojau tavęs. Daugiau neturiu skrajučių. Skrajučių man nereikia, norėjau paklausti. Ko? Draugauju su Pablu, bet nieko man nesakei? Ne, nedraugauju su Pablu. Jis pamelavo, kad jo tėvas atstotų ir tiek. Kuo tu čia dėta? Sergijus sužinojo, kad Pablas važiavo koncertuoti, o Pablas jam pasakė, kad mane lydėjo, nes esu jo mergina. Padedi jam išsisukti? Taip, padedu išsisukti. Iš kur sužinojai? Tas kvailys visai mokyklai papasakojo. Jis visiškas kvailys. Kas dar žino? Nežinau. Javieras žino. Žinau, kad Javieras žino. Kas dar? Pasakyk, Luhana, kas dar? Ką tik buvau bare su Laura. Girdėjom, kaip Felė ir Mija apie tave kalbėjo. Vadinasi, jis irgi žino. Ne, nesu tikra. Man tik atrodo, ir Lalas nesiliauja mūsų žiūrėjęs. Na ir kas? Pažiūrėk, kaip atrodo. Gerai? Gražiai pasidažiusi. Tu gražiai kaip visada. Mes su Mičėju paskambinom. Ačiū už mobilų. Nėra už ką. Manuelė, mano. Sveika. Atėjau tavęs pasiimti. Šiandien susitikimas su rėmėjais. Žadėjom įt kartu. Sveikas? Tikrai atsiprašau, visai pamiršau. Mašinai papasakos einam. Neteisinga, kad Manuelis vienas važiuoja. Mes esam grupė, pamiršai? GRUPE. Grupė ir atstovas. Gana. Nereikia visiems važiuoti. Manuelis gali puikiai visiems atstovauti. Manau, kad nėra lengva tarti su rėmėjais. Gali vėl apgauti. Neapgaus, tikrai neapgaus. Be to, jūs negalit važiuoti ir palikti Oktavijų. Jam reikia padėti rengti tėvų susirinkimą. Mes visi turim tai nuspręsti, ne tu vienas. Apsirinki, čia sprendžiu aš, nes esu grupės vadybininkė. Ne, ji, klausyk, ištempk ausis ir paklausyk, ji tiesiog vykdo nurodymus. Ir viskas, einam, nes pavėluosim. Supratai? Indienas. Kaip aš jau nekenčiu. Negaliu jo akise matyti. Atidžiai paklausyk, ką pasakysiu. Ką ten kalbėjai apie mane ir Pablą? Kas tau daros? Neapsimetinėk, nemeluok. Ėjau jūsų ieškot, kad pakalbėtume apie grupę. Nekeisk temos. Luhana sakė, kad matė tave ir šitą besikalbančias apie mane ir Pablą. Ei, šitą turi vardą. Žinau, mes apie tave kalbėjom, bet ne apie jūsų Pablu. Papasakok. Nieko į tau nepasakos. Papasakosi. Ką ten kalbėjot? Ką man turi papasakot? Sėskis, papasakosiu. Šitą įtariu apie Džonį, Gusmaną. Klausiau Felės, ar tu ką nors žinai? Nieko nežinau, ką turėčiau žinot? Man atrodo, kad Eriovai vadovauja Sabrina, o ne Džonis Gusmanas. Einam, Rudy, viskas. Ką, kur? Dar klausit? Pas Roką. Oktavijus mūsų laukia. Ne, neįsiu. Kodėl? Sugaišau daug laiko, noriu pasimokyti. Mokysis, nemeluok. Nenoriu. Kas to daros? Visi sako, kad tie, kurie dalyvaus, patys yra gėjai. Koks tos skirtumas, ką kiti kalba? Gana, neįsiu ir viskas. Iki šiol padėjau, nes nenorėjau palikti jūsų vienų, bet daugiau nekišiu nagų. Nenoriu eiti pas Roką. Supratot? Viskas. Kas čia daros? Kur užtruko? Eisit ar ne? Aš eisiu, o jūs? Mes irgi. Tada einam, ko laukiat? Neikit, žinau, ką sakau. Daugiau nenoriu apie tai girdėti ne vieno žodžio. Eikit ir pasakykit ketvirtokams, kad liautųsi žaisti teisėjus. Kai viską sutvarkysit, ateikit į mano kabinetą. Aišku? Kas čia dabar?
O tai yra seminaras apie homoseksualumą, kurį ves mokslo daktarė De Marija. Kviečiame tėvus ir mokinius. Kas čia dabar? Nežinau. Tuoj pat sužinokit. Einu. De Marija? Gal jai Marijano sesuo? Iš kur man žinot, kad nenori Marisai pasakoti apie tavo tėvo ir Sonijos vestuvės? Nekalbėk, kaip mano tėvelis Sonijos neves. Nutilk pagaliau. Jau sakiau, kad jie iš skirtingų socialinių sluoksnių. Na ir kas? Negi jie kitaip jaučia, mąsto ir elgiasi? Jie myli vienas kitą myje. Prieš meilę nepakovosi. Dar niekada taip nekalbėjai? Kai taip kalbi, priminė mano mamą. Net pykina kaip šlikštu. Nenoriu, kad mano tėvelis vestų Soniją nei ką kitą. Kodėl? Nenoriu pratintis gyventi su kitu žmogumi, tuo labiau su nauja seserim. Jūs būtumės šeima myje. Tėvelis turi mane, jam daugiau nieko nereikia. Jis kitos nuomonės. Gana. Felicita, nekalbėk taip. Tėvelis su manimi labai laimingas. Labai. Pastaruoju metu jam rodžiau mažiau dėmesio dėl nesutarimų su Manueliu, todėl taip atsitiko. Kuo Manuelis čia dėtas? Daug ko. Nuo šiol būsi tokia dukrelė, kokios jis nori. Jam nereikės nei Sonijos, nei nieko kito. Užteks manęs. Nesuprantu, Rokai, kodėl nenori kreiptis į policiją? Jau sakiau, dėl Danio. Jis labai bijo, kad tie vaikinai vėl jį pričiups, supranti? Paklausyk, Rokai, tavo draugas apsirinka. Jeigu tikrai nori jam padėti, turi pranešti policijai. Pasistenk suprast. Danis nenori turėti reikalų su policija. Be to, policijai labai nepatinka tokie vaikinai kaip jis. Sveikas, tėvelė, anksti grįžai? Labadiena, Andradė, Roko dailės mokytojas. Dailės, taip. Leiskite, aš nekiau su sūnum. Žinoma. Rokai, gavau pranešimą iš mokyklos. Taip. Todėl atėjau su tavim pasikalbėti. Galime sužinoti, koks ten bus seminaras apie homoseksualumą, į kurį mane pakvietė. Atsiprašau, aš įrengiu. Jūs? Aš. Kodėl išrinko tokią temą? Būkit geras, pasakykit, kad tai nesusiję su mano sūnum. Tai susiję su jūsų sūnumi ir su visais mokyklos mokiniais. Kaip homoseksualumas susiję su Elito gimnazijos mokiniais? Čia viena tų temų, apie kurias dažnai kalbam. Be to, dalyvaus specialistė. Kas čia blogo? Nenoriu, kad jam pasakotų nesąmonės. Gana to, ką jie mato per televizorių, vaizdo klipos ir taip toliau. Būtent todėl, kad jie gauna daug skirtingos informacijos, pamaniau, kad būtų gerai apsvarstyti įvairias galimybes. Savo vaiką į mokyklą leidžiu ne tam, kad svarstytų įvairias galimybes, o tam, kad mokytųsi. Nesirūpinkit, jis mokosi. Vis tiek nepritariu. Ne įvairių galimybių studijuoti leidžiu savo sūnų į brangiausią mokyklą Buenos Airese. Galima paklausti, o kodėl? Kad atskirčiau jį nuo blogos draugijos. Tėvelė, tai tiesa. Nepykit, man reikia grįžti į darbą. Jauskitės kaip namie. Labai dėkoju. Galiu dar minutėlę šnektelt su Roku? Pasikalbėkit su mano sūnumi. Gal jūs jam paaiškinsit, kad iš kai kurių draugų nieko gero. Ačiū, kad su juo pasikalbėjai. Matai, koks jis. Beprasmiška. Nesirūpink, man jo gaila. Jis jau susiformavęs, o tu dar ne. Tikriausiai nenori būti toks kaip jis. Gali neatsakyti. Žinau, kad tu kitoks. Turi labai saugoti šitą savo turtą.